Good, sveiki. Tai šiandien pradėsime laivą, labai lauktą webinarą apie tai, kaip prisitraukti klientus skaitmeniniai erdvėjai. Tai štai kolegos noriu pasiklausti, ar mato. Aha, šitaip matosi mano vaizdas, skaidras nėra pašėrintas, ne? Sveiki. Tai šiandien pradėsime laivą. Matosi skaidrės ir jūs matysit mano draft versiją, ne? Ne, matosi viskas gerai, nu tu klausyk, kaip viskas gerai. Ok, tai gaila, kad manęs kažkaip nesimato, gal dar nesam tokie pažengę technikoje, bet ateityje bus geriau. Tai šiandien kalbam apie tai, kaip prisitraukti klientus skaitmeninėje erdvėje, tai gal pirmiausia, dėl ko mes taip šnekam, ar ne? Tai mes čia norime iš tikrųjų padėti freelanceriam būti sėkmingesniem, augti, pasiekti tikslų, tam ir yra freelancerių namai, tam ir norim kurti bendruomenę ir čia yra pirmasis webinaras, tai labai to džiaugiamės visų pirma. O kalbam šią temą dėl to, kad iš patirties bendraujant su freelanceriais, ypač neseniai pradėjusiais, ten metus, du, vykdančiais veiklą arba norinčiais pradėti, pirmiausia yra klausimas, tai kaip man gauti tų klientų, ką man čia dabar daryti. Ir dėl to realiai apie tai šiandien ir šnekam, nes suprantam, ką reiškia freelancerio darbas, koks jis yra smagus, kai sekasi ir kaip noris visą pasaulį, ar ne, nugriaut, kai viskas sekasi. Tai gerai, tai tokia tema ir mes su partneriu norėjom pažvelgti į šitą temą truputėlį giliau. Nes labai dažnai mes kaip žmonės norim paklausti klausimą ir gauti vieną atsakymą. Ir kad tas atsakymas pakeistų viską taip, kaip mes norim. Bet tai nėra dažniausiai išeitis, jinai dažniausiai būna labiau kompleksinė. Tai mes ką padarėm, mes pabandėm pasižiūrėti, problema yra, kad nėra pakankamai klientų. Galbūt jų yra, bet galbūt jų nėra tiek, kiek norėtųsi, ne? Tai pradėjom galvoti, kokios yra priežastis, kodėl freelanceris gali turėti nepakankamai klientų. Tai pirmas, kas šauna į galvą, tai yra, kad yra nežinoma apie freelancerio suteikiamą paslaugą. Tai čia vienas iš tokių labai visiems turbūt žinomų dalykų. Antras dalykas tai yra, kad žinoma apie paslaugą, žinoma, kad yra toks freelanceris, ką jis daro, kaip jis daro, bet galbūt yra nepasitikima tuo freelanceriu, tavimi kaip specialistu, galbūt nėra kokybiškos paslaugos, galbūt darbai nėra viešinami ar ne. Trečia iš priežasčių, kai galvojam, tai yra, kad paslaugos ir kainos neatitikimas, ar ne, ir iš to iš tikrųjų sulaukiam ir klausimų, kad gali būti netinkama kainodara, tai gali būti per maža, per didelė, arba galbūt klientas tiesiog paprasčiausiai nesuvokia, už ką jis turėtų mokėti, ar ne. Ir ketvirta priežastis gali būti maža klientų rinka. Tikrai yra tokių freelancerių, kur iš kur freelancinimas atsiranda, ne? Iš to dažniausiai, kad tau patinka daryti tai, ką tu darai. Ir tada tu pradedi kurti savo paslaugas, bet dažnai tai nušoksta į kažkokią labai nišinę vietą ir nepasitikrinęs, ar yra klientų, kam iš tikrųjų tai aktualu, ar yra rinka, kokio dydžio ta rinka, ar ne, tai irgi gali būti viena iš priežasčių, kodėl nėra pakankamai klientų. Na ir po to gilinantis į kiekvieną iš šių problemų atskirai, begalė, didžiulis medis eina gilyn ir mes labai džiaugiamės, kad apie tai išdiskutavom su partneriu ir kad džiaugiamės tai labiausiai tuo, kad turim ką pasiūlyti. Mes galim duoti atsakymus, mes galim duoti idėjas. Tai apie tai norim šiandien ir pašnekėti ir šiandien gilinamės tik į vieną. Aš nežinau, ar jūs matot mano pelytę, bet tarkim, kad matot, tai norim gilintis į tai, kad į tą problemos šaką, kai nėra žinoma apie suteikiamą paslaugą. Kodėl dabar ta paslauga gali būti nežinoma, ar ne, kad jūs ją suteikėt. Tai pirmiausia, tai yra galbūt nesat pagrindiniuose kanaluose, kur žmogus ieško. Antras, galbūt tie kanalai pasirinkti yra netinkami. Galbūt jūs, teikiat paslaugą, nežinau, ar čia labai freelancerio paslauga, bet tarkim, auklės paslaugas, ne, o apie tai skelbiat, skelbiu LT, tarkim.
nu, turbūt gal nelabai ieškos ten žmonės, o gal ir ieškos, nelabai žinau tos specifinės srities, bet tiesiog galbūt nėra renkami tinkami kanalai, kur klientų apskritai net nėra. Tai toks medis ir šiandien apie tai kalbėsim, kaip pasirinkti tinkamus kanalus ir kokiuose tuose kanaluose reikėtų būti, kodėl, kas yra labiausiai tinkama, nes apriepti visko, kas yra neįmanoma, ypač vienam kaip freelanceriui. Tai gal truputėlį noriu dar pakalbėti apie tie, kas žiūrėsit pilną laivo, labai tikiuosi, kad tai bus, nes turim tikrai labai daug naudingos informacijos ir praleidom nemažai laiko ją ruošdami iš savo patirties ir iš įvairios paieškos. Tai gal ką noriu pasakyti, kad tam tikri dalykai jie gali atrodyti, kad Dieve, nu tik jau žinau ir vėl čia šneka apie tokius dalykus, nu aš šitą suprantu ir man vis tiek nesiseka. Tai ką noriu pasakyti, auksinė verslo taisyklė, tai kas yra paprasta, tai kas yra žinoma, tai nebūtinai yra praktikuojama. Tai siūlau pažvelgti į šitą webinarą šiandien iš tos perspektyvos, kad aš galbūt žinau, o labai tikiuosi, kad ir sužinosit naujų dalykų, nes net pati ruoždama medžiagą šiandienos mokymam, atradau tikrai nemažai, gal ne super nemažai, bet atradau naujų dalykų savo irgi. Tai pažvelkite iš tos perspektyvos, kad atsinaujint žinias ir paklausinėt savęs, kad aš šitą žinau, bet ar aš tikrai tai išnaudoju, ar tikrai tai darau. Tai labai tikiuosi, kad pažvelgsit į tai šitaip. Beje, jeigu turit klausimų, tai drąsiai rašykit juos komentaruose ir gale turim erdvę, kur atsakysiu į šituos klausimus. Tai va, arba šiaip parašykit, kaip sekasi, kaip čia viskas atrodo, ar gerai mane girdit. Tai labai laukiu. Kiekvienas komentaras yra labai didelis džiaugsmas mano širdžiai. Tai va, judam toliau, jeigu išeina. Išeina. Tai kalbant apie klientus, ar ne, kaip juos prisitraukti, tai ką noriu paminėti, kad šita dalis yra apie klientų prisitraukimą. Yra dar labai daug kitų marketingo ir kliento valdymo perspektyvų, kurias reikia apžvelgti, suplanuoti, gyvendinti, kai tu viena yra, kai prisitrauki klientą, kita, kai jis iš tikrųjų tampa tavo klientu, ar ne, konvertuojasi į tavo klientą, ir dar kita yra, kai tu jį išlaikai arba ne, ir tada ateina žmogus dar kartą naudotis tavo paslaugomis ar pirkti tavo prekę. Tai mes nešnekam šiandien apie antrą ir trečią stulpelį, mes šiandien šnekam apie pritraukimą. Ir tas pritraukimas, jisai vėl turi labai daug skirtingų pusių, tai yra ir kaip labai optimizuota yra paieška, kad rastų tavo paslaugą, tai yra ir kokią reklamą mokamą tu leidi, ir kaip kiti rekomenduoja tave, ir kokią žiniasklaidą tu turi paskui save ar ne pasistatęs, ir kokius tu emailus, tai labai čia tik keletas dalykų parašyta, bet iš esmės tai kaip prisitraukti klientą yra daug būdų, ir daug būdų šiaip iš tikrųjų reiktų bandyti, bet šiandien mes šnekam tik apie vieną dalį, kas yra socialiniai tinklai. Tai, kad pradėti gilintis į tos socialinius tinklus, manau, tikslingiausia yra pradėti apie tai kalbėti, kas yra rinkodara, ir pirmiausia, tai ką reikia žinot, kad rinkodara skirstosi į du pagrindinius dalykus. Yra tradicinė rinkodara ir yra skaitmeninė rinkodara. Ir iš pavadinimo pamenat, kad mes šiandien šnekam apie skaitmeninę rinkodarą. Tradicinė rinkodara yra viskas, kas nėra internete. Tai gali būti lauko reklama, ar ne, kai važiuojam ir matom tos didelius ekranus su kažkokio tai renginio ar vaisto reklama dažniausiai, bent jau aš dažniausiai tokius dalykus matau. Tai gali būti tam tikra transliacija, ar ne, per radiją, per televizorių. Tai gali būti tiesioginiai laiškai. Aš nežinau, ar jūs pastebit, bet pašto dėžutėse mes gaunam tam tikrą reklamą, ir yra verslų, kurie taip daro reklamą, ar ne. Yra kitas dalykas, tai spauda, kažkokie tai lankstinukai, plakatai, ir yra kita telemarketingas, tai kai skambina žmonės ir sako labą dieną, ar jums yra aktuali ši paslauga. Tai čia tradicinė rinkodara. Ir po to yra skaitmeninė rinkodara, tai yra visokios paieškos platformos internete, ar ne, Google'as, Facebook'as, ne Facebook'as, Google'as, YouTube'as ir Bing'as ir taip toliau. Yra tada socialinė medija, yra elektroniniai laiškai ir yra viešinimas, ar ne, visokie žurnalai elektroniniai ir taip toliau. Ir čia galima iš tikrųjų tą rinkodarą skaitmeninę dar skirstyti ir kasdien jinai vis keičiasi, bet čia gal, sakykime, tokios pagrindinės kategorijos.
Tai iš šitų dviejų kalbant ir renkantis, tai mes rekomenduojam rinktis freelanceriui visų pirma skaitmeninę rinkodarą, neinvestuoti į tradicinę rinkodarą. Kodėl? Tai kodėl? Pirmiausia, tai dėl to, kad ji yra pigesnė. Pavyzdžiui, kad pasidaryt kažkokius tai lankstinukus ir juos išdalinti, tai gali, nežinau, visas paslaugos, visa paslaugos kaina gali iškilti ir iki kokio 1000 eurų. Tuo tarpu, jeigu investuotumėt 1000 eurų į skaitmeninį rinkodarą, pavyzdžiui, Facebooko reklamą, žymiai geresnės konversijas turbūt turėtumėt, žymiai daugiau žmonių pasiektumėt, žymiai daugiau žmonių sužinotų apie jūsų paslaugą ir apskritai, tiesiog skaičiavimai, ypač jums kaip freelanceriui, jeigu paskaičiuotumėt, tai 100% yra pigesnė. Net ne 100%. 100%, kad yra pigesnė, o kiek kartų pigesnė, tai gal net yra apie 10 kartų. Tai va, kitas dalykas, kad skaitmeninė rinkodara pasiekia platesnį ir tikslingą auditoriją, tai kai jūs leidžiat reklamą arba postinat postus, bet ką darot skaitmeniniai erdvėjai, tai galima žaisti su keywordai, su raktažodžiais, kokie žmonių interesai ir ten žiauriai sudėtingų schemų yra nusistatyti, kas matys jūsų turinį, jūsų reklamą ir tuo tarpu tradiciniai rinkodarai tu to padaryti negali. Tu negali nustatyti, kas žiūrės televizorių ir kas nežiūrės. Dažniausiai yra skirta, tradicinė rinkodara labiau skirta masėm. O jūs kaip freelanceris, tai tikriausiai jūsų paslauga yra fokusuota į tam tikrą dalyką, tai reikėtų į tai ir atsižvelgti. Kitas iš dalykų, tai tradicinė rinkodara, jinai neleidžia jums įvertinti, kiek žmonių pamatė televizorių, kiek iš tikrųjų iš ten susidomėjo, kiek būtent dėl to, kad kiek iš viso žmonių matė, kuriuo metu, kokio amžiaus tai žmonės, ar jie yra jūsų tikslinė auditorija ir taip toliau. Neįmanoma šitų dalykų pasakyti. Įmanoma, bet nežinau kaip. O tuo tarpu su skaitmeninė rinkodara tai lengvai įsivertinti, nes yra visokios analitikos, insightai, įžvalgos, ar ne, kuriuos galima labai lengvai pasitikrinti. Ir paskutinis dalykas tai yra, kad jūs skaitmeniniai erdvėjai galit bendrauti su savo klientu ar potencialiu klientu. Jūs galit klausti, kas tau patinka, kas tau nepatinka, ko tu norėtum gauti iš jų grįžtamąjį ryšį, taip tobulinti savo paslaugą ir visą kitą. Galima bendrauti ir labai laisvai galima bendrauti ir turėti ryšį su klientu. Tuo tarpu tradiciniai rinkodarai, tu nepabendrausi dažniausiai. Tai va, tai rinkite skaitmeninę rinkodarą, o tada ta skaitmeninė rinkodara, tai čia dar yra didelis miškas. Tai iš to miško kalbant, kokį kanalą reiktų rinktis. Tai yra vienas iš dalykų, ką reiktų atkreipdėmėsi, tai yra paieškos platformos, ar ne? Kai žmonėm reikia paslaugos ar prekės, ką jie daro, jie ieško. Tai kur jie dabar ieško, ką jie būtent ieško, ar jūs esat randamas ir taip toliau, ar ne, idealiausia, jeigu žmogus Google'ai parašo ten tos pagrindinius, kad man reikia logotipą, kad kažkas sukurta, ne, kad atsirastumėt jūs pirmam puslapį, pirmoji eilė, tai čia idealus atvejis, ar ne, bet tai nėra pasiekiama taip lengvai, tam reikia ir laiko, ir įdirbio, ir visokių strategijų, ir, pavyzdžiui, toks pavyzdėlis, gal sakykime, mes susikūrėm freelancerių namus, ar ne, įvairiose platformose ir esmė tame, kad mūsų webas yra gal kokiam 6 puslapį, tuo tarpu, pavyzdžiui, LinkedInas mūsų yra jau 1 puslapį. Tai tiesiog, ką noriu pasakyti, neužtenka website'o susikurti, jis turi būti matomas, jis turi būti randamas. Aš kaip statistika rodo, kad berods 7 procentų net neįsijungia Google 2 puslapio, arba net nežino, kad jis toks egzistuoja, nėra tokio įpročio. Tai va, tai čia sudėtingesnės rytis. Kitas iš dalykų tai yra socialinė medija, kurią labai rekomenduojam ir tuoj papasakosiu kodėl. Po to galit siūsti elektroninius laiškus savo potencialiem klientam, ar ne, bet kitas dalykas, turit turėti kam siūsti tuos laiškus, turit iš kažkur gauti tuos e-mailus, ne, ir daug kitų dalykų. Ir apskritai skaitmeniniai rinkodarai galima eiti arba ilgesniu keliu, bet pigesniu, labiau organišku, labiau tikslingu, arba galima eiti greitesniu ir tas greitesnis kelias vadinasi mokama reklama. Tai šiandien mes apie ją nekalbėsim, bet iš esmės, tai jeigu turit resursų, labai rekomenduotumėm pradėti
eiti su mokama reklama, nes taip tiesiog jūsų visa veikla augs greičiau. Bet mes darom šiandien prielaidą, kad pradedantiem freelanceriam nesinori leisti labai daug pinigų ant reklamos ir tikslingiausia sritis yra socialinė medija. Tai dabar kodėl socialinė medija? Ok, aš matau komentarų, sveiki, ar bus įrašas? Bus. Ok, cool. Labai smagu, kad gaunau komentarų, tai dar tikiuosi gauti jų daugiau. Tai kodėl socialinės medijos, kodėl mes jas rekomenduojam freelanceriam? Tai pirmiausia, tai yra nemokamos platformos. Viskas, kas kainuoja, tai yra jūsų laikas ir jūsų kūryba. O dažniausiai kaip freelanceriai, jūs turėtumėte turėti šitų dalykų, ar ne, vienu ar kitu būdu. Kitas iš dalykų, galima leisti reklamą, vis tiek. Ir jau kai paleisit reklamą žmonės, ar ne, kai ateis, jie jau matys tam tikrą turinį, kuris yra jūsų socialinėse medijose. Trečia, kad per socialinės medijas galite bendrauti su savo klientais, sekėjais. Galite, ar ne, ten, nežinau, jeigu pasirinkat Instagramą kaip platformą, galite klausti žmonėm, kiek labai norėtumėt šitos paslaugos, kiek jums labai patinka šitas logo, ar ten, priklauso nuo paslaugos, ar ne. Bet iš esmės tai galit gauti kažkokias tai reakcijas ir labai, labai lengvai ir žmonės tai daro pakankamai noriai, jeigu jūs tai pažvelgiate tai kūrybiškai. Ketvirtas iš dalykų labai labai svarbus, pagrindinės socialinės medijos platformos auga ir jos auga labai dideliais kiekiais ir aš jums parodysiu ir tai nežada sustoti. Tai realiai iš to augimo, kas yra aktualu, kad šiandien pradėję ten būti, ateityje daugės vartotojų ir jeigu jūs šiandien neblogai padirbėsit ir turėsit geras bendruomenės, sekėjus, ar jau ten priklauso nuo platformos, kuris niuansas yra svarbesnis, ar ne, tai ateityje jie gali net ir organiškai pradėti augti, tai yra siekiamybė. Oi, atsitrenkiau į lempą. Tai man penktas iš dalykų, tai yra, kad dauguma klientų nuo ten pradeda paiešką. Tai čia galim ir patys pagalvoti apie save kaip apie vartotojus, ar ne, kai, pavyzdžiui, užsimanom, kad mums padarytų, nežinau, manikiūrą. Gal čia ne visiems moterim labiau aktualu, bet mums reikia manikiūro. Tai nežinau, gal kažkas ir ieško Google, aš asmeniškai ieškau Facebook'e, ten manikiūro specialistė, ne? Ir jeigu jūs nesat Facebook'e, jeigu nėra darbų, jeigu profilis negražiai sutvarkytas, jeigu nėra kažkokių pasidalymų, nerodoma inovacija, nėra darbų, pavyzdžių, rekomendacijų ir taip toliau, tai nėra toks jau didelis ir šansas, kad jūs pasirinksiu aš asmeniškai kaip vartotojas. Tai net jeigu jūs rasiu ir per Google, aš vis tiek didelis šansas, kad nueisiu patikrinti, o tai kaip Instagramas jūsų atrodo, kaip Facebookas, YouTube'as, priklauso nuo srities, ar ne. Tai kai klientai, tai čia ir kitas punktas, prie kurio vedu, kad žmonės, kai randa jūs socialiniai medijoje ir pasižiūri, apie ką ji yra, tai yra kaip toks pasitikėjimo ženklas, kad, aš galiu pasitikėti šituo specialistu, viskas yra gerai. Jeigu tai yra logiška, ne? Jeigu programeris pradėtų, pavyzdžiui, rodyti savo kodus Instagram'e, aš nežinau, kiek ten daug naudos būtų, bet, tarkim, pagavot mintį. Tai jau tada pradedam važiuoti į pačią esmę. Šiandienos ir ką norėčiau pakalbėti, tai apie tai, kas vyksta Lietuvoje iš skaitmeninės pusės. Tai pirmiausia, paprasti labai skaičiai, kad yra 2,2 milijono interneto vartotojų Lietuvoje ir iš jų aktyvus yra 1,8 milijono. Tai tiesiog, kai galvojat, kiek žmonių galiu pasiekti, ar ne, ir pavyzdžiui, po to nusistatot, kiek kokio amžiaus grupė tai bus ir kiek žmonių aš noriu iš tos grupės, kad pažiūrėtų, galima daryti skaičiavimus. Kitas iš labai labai svarbių aspektų, ką noriu pabrėžti, tai kad vis daugiau ir daugiau žmonių pasaulyje ir Lietuvoje, matom, kad čia auga, o čia krenta, ne, skaitmeniniai erdvėjai naršo ne per desktopą, ne per laptopą, ne per kompą, bet per telefoną. Pasaulyje tai yra 50-50%, realiai Lietuvoje dar truputėlį atsilieka, bet realiai metų 2 perspektyvoje tai drąsiai bus, manau,
jau kaip ir jau pasivysim pasaulio standartam. Tai ką tai reiškia jum? Tai reiškia, kad žiūrėkit, kaip atrodot per telefoną. Nes labai dažnai ypač webas ar Facebookas prisitaikom, kaip atrodo jisai ant mūsų kompiuterio, bet tuo tarpu ten telefone gali atrodyti tragiškai. Tai va, kalbant apie pasaulį, tai populiariausia pasaulyje platforma, tai kaip nustatom populiarumą pagal tai, kiek yra aktyvių naudotojų, tai čia yra 2020 metų duomenys, yra Facebookas. Tai eina YouTube'as, WhatsApp'as, Messengeris, taip toliau, taip toliau. Ką noriu pasakyti, kad Lietuvoje pamatysit irgi lygiai tą patį situaciją. Nu, tai gal prie jos iš tikrųjų ir prieikim. Tai čia Lietuvos statistika šių metų spalio, tai nepasenus informacija nauja, daugiausia žmonių iš visų socialinių medijų naudoja Facebooką. Ir šitie skaičiai nekrenta. Ir kai girdim, kad visas šitas diskusijas, kad Facebookas miršta, Facebook auditorija sensta ir taip toliau. Taip, auditorija sensta dėl to, kad prisijungia vis daugiau ar ne mūsų tėvų, senelių ir taip toliau. Bet iš esmės tai, ta prasme, Facebookas yra pats populiariausias. Kai galvojat, tarkim, kur daugiau žmonių pasieksit ar Facebook'e ar Instagram'e, tai pažiūrėkit tiesiog skaičius. Ir čia vėl lygiai tas pats apie mobilę statistiką ir laptopą. Tai kad kol kas vis tiek per desktopą daugiau žmonių žiūri, bet mobili iš tikrųjų populiarėja. Tai populiariausios platformos, ką mums reikia iš čia pasimti, kad populiariausios platformos Lietuvoje yra Facebookas, po to eina Pinterestas, po to YouTube'as, po to Instagramas. Pinterestas, tai, realiai iš šitos... kalbėsime apie Pinterestą, nereikia čia man sakyti. Tai apie kiekvieną platformą. Facebookas, tai matot dešinėje apačioje, kiek auga ir auga labai be sustojimo iš tikrųjų Facebookas, viena kreivė iš vartotojų pusės skaičiaus. Tai Facebookas originaliai buvo sukurtas tam, kad žmonės bendrautų, susijungtų ir dalintųsi įvairią informaciją, nuotraukom, nuomonę ir taip toliau su draugais ir šeima virtualioj erdvėj. Originaliai, ne, tam buvo sukurta, bet mes žinom, kad Facebookas šiandien juda į, jau yra pasikeitęs nuo savo originalios idėjos, kad tai yra žymiai plačiau. Bet jo, kaip ir minėjau, ką noriu pastebėti, Facebookas turėti jau yra norma, net kai susipažįstam čia žmonėmis, mes dažnai sakom, tai duok savo Facebooką, ne? Jau prasideda šita tendencija, kad jau sako, duok savo Instagramą, bet vis tiek realiai Facebookas yra populiariausias dalykas. Facebookas Lietuvoje turi 1,8 milijono aktyvių vartotojų ir dažniausiai tai yra Facebookas kaip platforma naudojama business to customer, tai yra verslas klientui pardavimams vykdyti, nors čia yra, tai apie kiekvieną platformą, nepabandysiu identifikuoti, kam skirti pardavimai, bet iš esmės tai yra daug diskusijų apie tai, kam platformos yra skirtos, nes tai, kas yra skirta kaip customeriui ar ne, žmogui parduoti, tai dažnai tas žmogus ir yra verslas. Tai čia toks niuansėlis pagalvojimui. Apie Facebooko naudotojus, vėl spalio duomenys, tai ir truputėlį yra daugiau moterų, negu vyrų, bet iš esmės procentas yra labai panašus. Gal pirmiausia, ką reiktų suprasti, kodėl rodau aš tokius skaičius, tai renkantis jums kaip freelanceriui, kurią platformą reikėtų naudotis, tai faktas reikia žiūrėti tai, kokio dydžio auditorijos ar ne, ir pasiskaičiuoti, kas yra mano auditorija, ar tai yra senesni žmonės, ar tai yra labai jauni žmonės. Ko siūlau, čia gal patarimas ateityje kalbėsim apie tai, kaip apsibrėžti, kas yra jūsų klientas, tai nereikėtų sakyti, kad mano klientas gali būti nuo 18 iki 55. Taip, gali būti, bet kurie jūs norit, kad būtų? Kas yra jūsų pati tikslinė auditorija, ne? Tai realiai auditorijos kiekis, lytis ir amžiaus grupės yra tie tokie kertiniai, sakykime, dalykai, nusisprendžiant, kokią platformą jūs turėtumėt rinktis. Tai ką matom Facebook'e, kad daugiausiai yra 25-34 metų žmonių kaip vartotojų, bet pamatysit su kitom platformom, su Instagramu berods palyginsiu vėliau, tai iš tikrųjų yra realiai
bet kokia auditorija, kurią norit pasiekti, ją rasit Facebook'e. Tai va, Facebook'o niuansai. Išda minėjau galimybę pasiekti skirtingų amžiaus auditorijas. Kitas – nemokama skirtingų formų reklama. Jūs tik pagalvokit, taip, Facebook'e galima leisti mokamą reklamą, bet tik pagalvokit, kiek Facebook'as turi niuansų. Ten galima kurti renginius, ten galima kurti grupės, ten galima diskutuoti, ten galima dėti storius, ten galima rašyti viens kitam ant sienos, ten galima sveikinti su gimtadieniu, ten galima turėti kažkokius tai interesus, ten yra puslapiai ir visa kita, ir viskas yra susiję. Ir ten galima bendrauti, ten galima kviesti draugauti ir turėti ryšį. Ta prasme, ten yra tiek daug erdvės skirtingai reklamai, kuri yra nemokama. Įprastai šitos kitos platformos turi 1-2 niuansus, galimybės, tuo tarpu Facebookas turi begalę apie jas, tiesiog reikia atsisėsti, pagalvoti, kas yra, įsijungti, pažiūrėti, ką pats darot kaip vartotojas ir tiesiog daryti. Jo, daug galimybių renginių reklamai. Aš asmeniškai, kai galvoju, ką čia dabar paveikus, gal kokį renginuką nuėjus, galiu paguglinti ir ten rasiu, kas vyksta Vilniuje ir ten bus kažkokie neįdomus mokami dalykai, ten parodos kažkokios, ne. O tuo tarpu, rasiu ir kitų dalykų, aš čia gal truputėlį perdedu, bet iš esmės tai Facebook'e, pilna visokių dalykų ir kai tik yra kažkokie tai mokymai, renginiai ar dar kažką, realiai kiekvienas, kas tuo užsiima, ką darys, sukurs Facebook'e renginį. Tai va. Taip, Facebookas yra iš esmės fokusuotas į žmonių būrimą, į bendruomenės, į visokias rekomendacijas ir žmonės ten yra labai linkę skelbti ir diskutuoti. Iš tikrųjų, tai pavyzdžiui, ieškau šiuo metu nuomininkų, įkėliau į searchą, realiai, ten skelbiau ir taip toliau, bet ką gaunu iš aplinkinių, sako, Gintarė, varyk į Facebooko grupės, viską rasi Facebooko grupėse, ten žmonės žymiai daugiau ieško. Dar kitas kuriozas, tokį, kur mačiau, kur čia Trumpo rinkimai vyko, Trumpo ir to kito. Gal nelabai žinau. Bidenas, sako partneris mano. Tai yra labai skirtingos nuomonės, kas už ką. Ir kai jau ten kas nors paskelbė Facebook'e, tai tu žiūri, gal žmonės yra, sakykime, nelabai linkę rodyti savo nuomonę ir dar kažką, bet tu tik paliesk tokią čiutą aštresnę temą, pilna komentarų, viens per kitą, pažįsti, nepažįsti, vis tiek važiuoji su komentarais. Tai labai linkę žmonės iš tikrųjų diskutuoti apie tokius dalykus. Facebook'e jo yra, bet ten turėtų vizualą kažkokį padaryti, ten gali parašyti tik vieną sakinį kokį ir taip toliau, tai užima laiko ir taip toliau. Tuo tarpu Facebook'e tu gali tiesiog parašyti, ne? Jo, ir ką noriu čia pabrėžti apie Facebook'ą, Facebook'e galima pateikti daugiau turinio lyginant su kitom platformom, ypač iš kitų šaltinių. Praleidau aš raidę. Nesvarbu. Ir čia yra lengva prisitraukti naujus ryšius. Pavyzdžiui, mes kai dabar būriam freelancerių bendruomenę, tai yra žymiai lengviau visą tai daryti Facebook'e, nes galima dalintis kitur, galima kviesti žmonės. Tai kanalas per kanalą, ar ne, tuo tarpu kitose auditorijose, yra marketingo, rinkodaros įvairių strategijų, kaip prisitraukti, bet tiesiog tu dažniausiai to negali daryti tiesiogiai. Ar ne, tie, kurie žiūrit, tikiu, yra tokių, kuriuos pakviečiau asmeniškai ir jie yra čia, arba pakvietė žmogus, kurį aš anksčiau pakviečiau, tai tiesiogiai aš jūs pasiekiu, ne, tuo tarpu kokiam YouTube'ai aš negaliu to padaryti. Tai jūs turit pats mane susirasti. Tai va. Instagramas. Instagramas irgi auga ir nežada sustoti. Tai Instagramas yra vizualika labiau iš esmės. Tai yra nuotraukų ir video dalinimasis per mobilų įrenginį. Jo, atkreipiu dėmesį, kad nėra web aplikacijos. Verslui šiaip yra ir per ten galima įvairiais įrankiais naudotis, bet kaip iš kliento pusės Instagramas šiaip yra pritaikytas telefonai. Sekėjai reaguoja į turinį, šiaip palyginus, tarkim, uždėti laiką yra žymiai lengviau Instagrame, kaip vartotojai, reflektuojant, yra žymiai lengviau uždėti laiką Instagrame ir norisi labiau uždėti negu Facebook'e. Jo, ir tuo tarpu yra 750 tūkstančio, 750
tūkstančių aktyvių vartotojų Lietuvoje. Ir tai yra irgi verslas klientui pardavimai. Tai lyginant, tarkim, su Facebook'u, okay, gal iš karto ir įsijunkim, kairiai matot Instagramą, tai daugiau yra šiek tiek moterų, bet kai žvelgiam į visas auditorijas, yra labai daug jaunų žmonių. Jeigu manot, kad Instagramas yra vaikam, tai pamirškit šitą dalyką, tikrai ne ir matom šitą iš visų skaičių. Tas vaikų skaičius yra labai mažas, kiek čia, 2-3 procentai, bet iš esmės tai, lyginant, tarkim, su Facebook'u, tai jeigu jūsų idealus vartotojas, idealus klientas yra jaunas, iki ten kokių 30, tai tada reiktų rinktis Instagramą. O Facebook'e jau yra daugiau visokio tipo auditorijos. Tai va, Instagramo niuansai. Vizualus turinys ir kuo jisai kabina, dėl to, kad kai mes matom vizualiai, mes susijungiam emociškai, mes pradedam jaust kažkokius jausmus, dėl to labai daug, ypač yra diskusijos apie skaitmeninį marketingą ir turinio valdymą ir turinio kūrimą, kaip tavo kažkoks vizualas, postas, jisai kokius jausmus sukelia ir kokią jausminę kelionę eina klientas. Tai Instagramas tam puikiai tinka, dėl to, kad viskas yra vizualiai ir mes dažnai mastom, nedažnai, mūsų smegenys masto vizualiai paveiksliukais. Tai labai atitinka. Instagramas šiaip priklauso Facebook'ui, tai kodėl verta tai žinoti, kad reklamą leidžiant, gali duplikuotis. Tai tiesiog skirtingos platformos, tas pats savininkas. Jo, įžvalgos iš sekėjų gali būti labai dažnai gaunamas stories būdu, ne, taip ten padarot kažkokią tai apklausą, kažkokį tai klausimą, kažkokių tai pasiūlymų norit, žmonės dažnai reaguoja. Instagram'e lyginant, seka ir nepažįstami. Ne, Facebook'as prieš tai, jeigu pamenat, minėjau, kad tai yra originaliai platforma, kuri yra sukurta draugam ir šeimai. Tai jau yra žymiai daugiau, kai mes sekam ne tik šeimą, ne tik draugus, ne, bet iš esmės tai Instagramas yra labiau norintis susijęs su nepažįstamais žmonėm. Aš asmeniškai dažniausiai Facebook'e matau turinį tų žmonių, kuriuos aš pažįstu. Instagram'e seku ir pažįstamus, bet yra žymiai daugiau kažkokių kitų žmonių. Ir tie žmonės, gal dabar paminėsiu iš karto, kad Instagram'e mes dažniau ieškom, į ką norim būti panašus, kas yra mūsų įkvėpimas, kas yra mūsų pavyzdys, ar ne? Tai galbūt su tuo punktu nesutiksit visi iš karto, arba galbūt iš viso nesutiksit, bet pasąmoningai pagal visus tyrimų duomenis taip yra. Kitas dalykas iš Instagramo pusės, kad daug turinio nepaduosi, ar ne, nes yra limituotas skaičius, ką tu gali rašyti į aprašą, į savo biografiją, į story, tuo tarpu ten kokiam Facebook'e, YouTube'e, tai kiek nori, tiek dėk, kiek tik sugalvoji. Instagram'e jau yra daug limitacijų ir ypač su nuorodomis. Pavyzdžiui, kad pridėti nuorodą Facebook'e, tai tu bet kur nori ten ir pridedi, tuo tarpu Instagram'e tu turi turėti ten 10 000 sekėjų ir ten daugiau galimybių tada atsiveria. Jo, Instagram yra sunkiau prisitraukti sekėjus, nes tu negali tiesiogiai jo pakviesti žiūrėti tave. Tu turi ten investuoti bendravimą, atrašymą ir dažnai yra rekomendacijos kažkokios, tai ir taip prisitraukiami sekėjai. Tai yra truputėlį sudėtingiau. Tai va, kitas iš dalykų tai yra Pinterestas. Tai Pinterestas irgi auga, gal ne taip žymiai kaip kitos platformos, bet auga. Tai yra vizualaus turinio paieškos sistema, ne? Tai ten yra realiai viskas Pintereste, pagrindai ir jie taip netgi save apibūdina, kad yra skirta receptams, stiliui ir namam. Ir realiai ten ieškot. Ir ką noriu gal atkreipdėmėsi, kad tai, ką matot Google, dažnai, kai ieškot paveiksliukų, labai dažnai yra atėję iš Pinteresto, dėl to dažnai rodo didelį vartotojų, naudotojų skaičių. Jo, ir vėl yra verslas klientui pardavimai dažniausiai. Tai, kalbant apie tai, kas naudojasi Pinterestu,
Tai čia truputėlį mažiau paskaldyta, bet daugiausia tai yra žmonių iki kem 9 metų nuo 18 auditorija. Tai čia pasaulyje Lietuvoje statistikos neturim, bet turbūt yra labai didelė analogija. Kalbant apie Pinteresto niuansus, tai pagrindinė auditorija moteris. Iš tikrųjų 70% auditorija yra moteris. Ir kai pagalvojam, kodėl, tai yra dėl to, į ką Pinterestas yra fokusuotas. Tai yra fokusuotas į receptus, į tai, kaip atrodo namai, į tai, koks yra stilius, kaip tu atrodai, kokia šukuosena, kokie batai, kokie rūbai ir taip toliau. Tai šitais dalykais moterys domisi žymiai dažniau ir tai yra dažnai moterų tema. Nesakau, kad vyrų negali būti, bet dažniau moterų. Ir kitas dalykas, moteris yra labiau linkusi planuoti, svajoti, kaip kažkas gali būti. Ir Pinterestas yra idėjų šaltinis labai dažnai. Aš kai ten galvojau apie tai, kaip paremontuoti namie tam tikrus dalykus, ar ten kaip spalvos derinasi, iš aplinkinių tai pagrindė susilaukdavau rekomendacijų, kad tai į Pinterestą pažiūrėk, įvesk tą ir ten rasi. Tai va, Pinterestas, jisai neturi bendravimo su klientu, per Facebooką, Instagramą, kaip aptarėm, tai gali rašyti ir komentarus, ir paklausti, kur kas kaip yra, Pinterest'e to nėra. Gali didinti tinklapio nuėjimų skaičių, tai realiai labai daug Pinterest'e esančio turinio jisai veda į kažkur kitur, į website dažniausiai. Populiaru, nes daug Pinterest paveiksliukų yra Google, šitą šnekėjau, ir 80% vartotojų Pinterest'ą naudoja per mobilųjį įrenginį. Tai va. Ir, dar ne paskutinė, bet prieš paskutinę platformą, apie ką šnekam, tai yra LinkedInas, tai LinkedIno vartotojų skaičiai irgi auga. Tai tradiciškai LinkedInas yra sukurtas profesionaliam tinklui, karjerai ir kartais tai yra tiesiog online CV, tam tikri darbdaviai net nebeprašo tavo CV-ko ir sako LinkedIną man duok. Tai tradiciškai, ne? Turi beveik 500 000 aktyvių vartotojų Lietuvoje ir yra verslas verslui pardavimai dažniausiai. Auditorija yra faktas ta, kuriam yra aktualiausia, sakykime, darbo ieškotis. Tai yra nuo 25 iki 34 žmonės. Ir kalbant apie niuansus, tai LinkedInas tradiciškai matoma, kad yra verslas verslui ir neverta čia lysti, jeigu tavo turinys, tavo prekė ar paslauga yra fokusuota į žmogų. Kas yra netiesa? LinkedInas juda link kitų platformų ir iš tikrųjų jis labai tampa panašus į Facebooką, nes ten jau atsirado ir renginių organizavimo visokios galimybės ir postai, ten yra nuotraukų, ten yra daug straipsnių, ten grupės atsirado, neseniai LinkedInas išleido storių galimybę, LinkedIn'e daug populiari tai yra platforma kaip mokymų, daug verslo puslapių, tai iš esmės pradėjo turėti labai daug tų tokių dalykų, kokius turi Facebookas. Ir mano partneris labai mėgsta sakyti, kad LinkedInas yra kaip neatpažintas, dar neišvystytas nekilnojamasis turtas, kur jūsų tas turtas yra žmonės ir realiai LinkedInas yra kaip Facebookas ten 2012-2014 ir jį painvestavus dabar jūs po kelių metų ten pabrangs viskas ir reklama ir jeigu šiandien padirbėsit normaliai, tai ateityje tai turėtų labai atspirkti. Tai va, LinkedInas yra naudingų patarimų platforma, vadinasi LinkedIn Learning, kur galima iš tikrųjų mokintis ir daug yra nemokamų resursų, tai panašiai yra kaip Coursera, kaip Udemy, tai va, mokymai ir mokykitės LinkedIn'e. Kitas dalykas, LinkedInas suteikia galimybę fokusuotis į labai specifinius klientų profilius, iš reklamos pusės gali susirasti, kas yra tau reikalinga. Ir iš tikrųjų, apie ką verta pagalvoti, kai siūlot paslaugą, tai ne tik kaip paslaugos LinkedInas, bet jūsų kaip specialisto LinkedInas, ne? Ką jūs darote, apie ką jūs šnekat, kaip jūsų profilis atrodo, kiek jūs esate aktyvus, ką jūs darote, apie ką kalbat, nes LinkedInas labai dažnai yra visokių įžvalgų, visokios statistikos, nuomonės,
kas įvyko nesmeniškai, bet, iš asmeninės pusės, bet su darbai susijusioje aplinkoje, ar ne, tai tampa vis labiau toks kaip pasitikėjimo, kaip specialisto šaltinis iš tikrųjų. Tai labai verta pagalvoti apie tai. Ok, ir paskutinis dalykas, tai yra YouTube'as, tai jisai augo, čia į tą nuvažiavimą truputėlį nekreipkite dėmesio, bet iš esmės, nes tai yra netiesa, bet iš esmės tai jis auga. Ir tai yra video turinio paieškos sistema, tai kaip Google'as yra kažkokios žodinės ar kažkiek netgi paveiksliukų pusės paieška, tai YouTube'as yra video turinio paieškos sistema ir iš tikrųjų jinai yra kaip paieškos sistema antra populiariausia pasaulyje, antra pagal dydį paieškos sistema. Ir šiaip iš tikrųjų tokia mini įžvalga. Aš kai galvoju, kas yra populiaru ar kas ne, aš pagalvoju kartais apie savo tėvus ir rimtai dabar, kai mąstau, tai jie naudojasi Google'u. Mano tėtis, jisai gal toks labiau senoviškas, jisai naudojasi Google'u ir YouTube'u. Mano mama jau truputėlį išmanesnė, tai jinai jau Facebook'u ir Instagram'u neseniai pradėjo naudotis. Tai va, YouTube'as yra verslas klientui, verslas verslui pardavimai. Tai gal tiek pagrindinės tos informacijos. Čia turiu mini tokią statistiką apie tai, kiek Lietuvoje tam tikros grupės žmonių naudojasi YouTube'u. Tai realiai iki 44 žmonės praktiškai visi žiūri YouTube'ą. Va, tiek noriu pasakyti, bet realiai ir kiti skaičiai yra įspūdingi. Aš negalvoju, kad tiek daug žmonių iš tikrųjų sėdi YouTube'e. Tai va, ir kartais tai yra tiesiog kaip įprotis, ne, ką veikiu YouTube'inu. Yra tokie žodžiai atsiradę YouTube'inu, Instagram'inu. Tai va, YouTube'as, niuansai. Pirmas dalykas, galima monetizuotis, tai iš kito turinio, ten Facebook'as, Instagram'as, jie nemokės tau, tai yra dažniausiai kaip grandis, tik tais tam tikras pajamas pasiekti, tu tarpu YouTube'as, jeigu pasieki tam tikrą sekėjų ir peržiūrų skaičių, jis pradeda mokėti, nes tavo turinyje leidžia reklamą, už kurią moka kiti. Kitas dalykas, tai, čia labai subjektyvus mano pastebėjimas, bet manau, YouTube'ai auginti auditoriją yra sudėtingiausia, dėl to, kad reikalinga išmanyti video maketavimą, raktažodžius ir tai užtrunka vieną video gerą sukurti, suproducinti, užtrunka žymiai daugiau laiko, negu kažką padaryti Facebook'e ir Instagram'e. Aišku, užsikabinus labai dažnai atsiperka tai. Mano partneris nelabai gal su manim ties tuo sutinka, bet pačiai, kai teko YouTube'inti, tai labai sudėtinga. Gal esu nepakankamas specialistas ir tai yra ne mano platforma. Tai va, trečias, tai yra pigi mokama reklama kol kas. Ketvirtas, turinys yra randamas ir po kurio laiko. Pavyzdžiui, ką noriu čia pasakyti. Facebook'e, jeigu papostinat, kad čia tokia įžvalga iš mano srities apie ten IT kažkokius tai dalykus ir šitas bugas yra taip kažkas, ne? Tai yra tam tikras laikas, per kurį galite užbėti arba ne. Ir viskas. Jūsų tada tam tikro posto, storio nebėra žmogus. Tuo tarpu YouTube'ai iš tikrųjų, kuo tu ilgiau būni, tuo labiau tavo turinys tampa paieškomas, tai neišnyksta. Tai jūsų, kada įkėlėt, naujumas YouTube'ai per daug nežaidžia. Aišku, ten jeigu turit didelę sekėjų bazę, tai žinoma. Nes tada išeina pranešimai, kad ten dėt naujo video ir taip toliau. Tai dabar, ką noriu pakalbėti, tai yra apie tam tikrus sprendimus, nes mes šiandien diskutuojame apie tai, kaip tau, kaip freelanceriui, kokią platformą reiktų rinktis, kad klientai apie tave žinotų. Nes kaip freelanceris tu negali padaryti visko, tu nesi įmonė, kuri turi ten 20 žmonių, kurie yra visose socialinėse medijose ir duoda labai gerą turinį. Ir ten labai geras strategijas taiko. Tu dažniausiai kaip freelanceris dirbi vienas, ir turi limituotą laiką tam. Tai reiktų daryti gerus sprendimus ir nereiktų būti apžorai ir paimti visas socialinės medijas ir neauginti jų tinkamai. Tai reiktų rinktis šituo atveju. Tai kaip išsirinkti platformą, tai pirmiausia pagalvok, kas yra tavo klientas ir kur jis yra, ką jis veikia, kokie yra jo interesai, kas jį traukia, ne? Ir pagal tai galima daryti tam tikrus sprendimus. Kaip beje tą klientą išsirinkti ir kur jis yra, pabaigoje papasakosiu, bet mes ateityje turėsim daugiau apie tai, kaip pasistatyti ir nusispręsti ir apsibūdinti ir ką su tuo daryti, kas yra tavo klientas.
Tai išanalizavus klientą, po to reiktų rinktis platformą ir tada tik tais nusistatyti strategiją ir rutiną. Labai dažnai sulaukiam iš freelancerių klausimų, kad o tai ką man, kokią reklamą man leisti, o tai kokius man postus daryti. Nereikia kalbėti kol kas apie strategiją, kai nežinom nei kas mūsų klientas kaip freelancerius, nei kur mes jo turėtumėm ieškoti. Tai va, galų gale, jeigu trūksta labai idėjų, ką sprendimui ir atsidūrėte į tam tikrą akligatvį, ką labai siūlau, tai pasižiūrėti socialiniai medijoje, ką daro tavo klientai. Ypač jeigu turit kažkokių, ne klientai, konkurentai. Ypač jeigu turit tam tikrų konkurentų, kurie yra įmonės, tai dažniausiai jie turi daugiau resursų su šitais dalykais žaistis, tai galima pasigaudyti tam tikrų idėjų. Tai va, tiek pamąstymų sprendimui ir buvo žmonių, kurie iš anksto užpildė formą ir paklausė tam tikrų klausimų. Tai buvo klausimas apie tai, kaip prisitraukti šaltus klientus ir ypač socialinės medijos patarimai šaltiem klientam. Tai jeigu šalti klientai, tai pirmiausia, ką reikia fokusuotis, tai yra žinomumas. Didinti žinomumą apie savo kaip paslaugos, savo kaip specialisto pusę. Ką tai reiškia? Žinomumas rodyti, pasakoti, perteikti, ką darot, kodėl darot, kaip darot ir taip toliau. Tai čia tokį mini turiu, iš tikrųjų tai postinom ir anksčiau apie pardavimų piltuvėlį, sales funnelį, angliškai vadinama. Tai tam, kad žmogus taptų jūsų kliento, ne, ir atsidurtų jis apačioj, tai pirmiausia reikia jį prapilti pro awareness dalį, kas yra žinomumas. Tai va, tikiuosi. Ir tada yra, kokie yra, jį sudominti reiktų ir tada padaryti taip, kad jisai nuspręstų su jumis dirbti ir tada, kad jisai iš tikrųjų pradėtų su jumis dirbti. Taip, čia toks mini dalykas, kurį tikiuosi, kad žinot. Antras klausimas buvo, kaip ieškoti naujų klientų, nenusismaugiant kainos. Tai gal čia nelabai šiandienos tema, bet kad duotų tam tikrą perspektyvą, tai pirmiausia, tai turi žinoti savo kainą lyginant su rinka, tai reikia nusistatyti rinkos kainas. Kaip daryti tą rinkos analizę, ne? Tai nebūtinai turi būti mokama rinkos analizė ir greičiausiai jums kaip freelanceriam nereikia mokamos rinkos analizės. Tai yra daug būdų ir vėl šnekėsi mokymuose, kurie tuoj papasakosiu, kada bus ir kaip bus. Bet iš esmės tai žinokit rinkos kainas, tai žinokit, kur jūs stovite, kokie žmonės yra jūsų klientai, ar tai yra tie, kurie galbūt yra labai daug, kuriam reikia super kokybės ir jie gali daug leisti, ir tai yra labiau masinis žmogus ir taip toliau. Ir kitas iš dalykų, tai yra gebėti parodyti savo vertę. Kai tu supranti, kokia yra tavo vertė, kur tu stovi rinkai ir tu sugebi tai perteikti, tai tada ir nenusismaugi tos kainos. Tai va, kur ir kaip reklamuotis, parduoti paslaugą ar gaminį, kaip pritraukti klientus. Tai va, čia apie tokius dalykus ir šnekėjau. Tai yra labai didelis klausimas, labai daug ką galima daryti, ar ne? Ir pačioj pradžioj rodžiau, kaip prisitraukti klientus. Tai labai priklauso, kuo užsiimi, kas tavo klientas, kas nori, kad būtų tavo klientas. Ir tada testavimai visokie ir taip toliau. Tai čia yra didelis klausimas, mes ir bandom šitą su freelancerių namais šiuo etapu išsiaiškinti. Ir šiandien kalbam tik apie vieną iš tų dalių, bet iš esmės tai aš manau, kad mokymuose labai siūlau tada sudalyvauti, kurie bus gruodžio pradžioje, kad gauti atsakymus į šituos dalykus ir pasidaryti tam tikrus planus jau, bet iš esmės tai labai siūlau nebijoti mūsų asmeniškai kreiptis, mes teikiam ir tam tikras konsultancijas apie reklamas, strategiją ir taip toliau, tai siūlau tiesiog pabendrauti su mumis asmeniškiau. Taip, kitas iš klausimų, ar daug reklamos ieškant naujų klientų nerodo neprofesionalumo? Taip, reikalinga parodyti pirmiausia vertę, ką tu darai, kaip tu darai, kodėl tu darai ir tik tada paslaugą. Kai leidžiam visą tai aklai, tai tada būna mažai naudos, nes iš reklamos, ar ne, žmogus kažkur eina, jis kažko po to ieško, jisai pamatęs reklamą iš karto neperka, ne? Tai galim pagalvoti apie save, kad
pamatę vieną, antrą kartą, trečią kartą reklamą, mes šito nedarom, mes einam ieškoti kažkokio tai patikimumo šaltinio, website, socialinės medijos ir taip toliau. Ir, ir kai to nepamatom, tai tada ir atrodom nelabai profesionalus. Tai va, ką rekomenduojam pabaigai, matau, kad klausimų nelabai yra. Ką rekomenduojam, tai pirmiausia, lapkričio 25 dieną turim kitą nemokamą webinarą, kas yra mano klientas ir ko jam reikia, tai siūlau labai registruotis, gauti informaciją ir sudalyvauti, kalbėsim apie tai. Labai dažnai galvojam, kad klientui reikia gero, pavyzdžiui, website, jeigu bildinat websites ir tai yra jūsų freelancinimo sritis, bet iš esmės tai ko jam reikia, kad tai būtų greitai, kad galėtų jumis pasitikėti, kad po to kilus problemom galėtų kreiptis į jūs, kad tai būtų unikalu ir labai daug kitų dalykų, ko klientas dažniausiai pačioj pradžioj neižvelgia realiai, jeigu neapmąstot šitų dalykų, yra žymiai sunkiau parduoti savo paslaugą ar prekę. Tai apie tai ir kalbėsim. O kitas dalykas, tai gruodžio 7-8 bus praktiniai freelancerių mokymai, tai ten, pakalbėsim apie tam tikrus teorinius dalykus, bet iš esmės bus daug erdvės jum patiem su mūsų asmeninė pagalba jau pradėti kurti tam tikrus dalykus. Tai kas tie tikri dalykai? Tai pirmiausia, tai kaip ir kalbėjau, apsibrėžti, kas yra jūsų klientas, kas yra jūsų tikslinė auditorija. Antras, kokius socialinės medijos kanalus tau iš tikrųjų reikėtų rinktis ir kaip jūs išnaudoti. Tai šiandien truputėlį apie tai pašnekėjom, ten pašnekėsim giliau su pavyzdžiais. Ir trečias, pagrindiniai socialinės medijos turinio planavimo ir valdymo principai. Tai čia planuoji, kas tavo klientas, kur čia nori būti, bet ką aš jam rodysiu, čia yra kitas klausimas. Tai vėl apie tai turėsim praktinės dirbtuvės gruodžio 7-8 dieną vakarais. Ką noriu labai pranešti, kad pirmiem 10 įsigijusiam mokymus bus nemokama valandos konsultacija su mano partneriu, kuris yra rinkodaros specialistas ir yra, kaip ir minėjau, nemažai verslų pastatęs ir su tuo pastoviai dirba. Tai labai siūlyčiau paskubėti ties šituo dalyku. O kitas dalykas, tai tie, kas žiūrit ir dar tam tikrą laiką po webinaro galios toks dalykas kaip 10% nuolaida užpildžius formą. Tai yra bit.ly/noriu nuolaidos, atkreipkite dėmesį į didžiasias raides, nes bit.ly tai reaguoja, tai realiai užpildę šitos dalykus, kai bilietai atsiras ir galėsit įsigyti ir susitikti ir gauti visas šitas naudas, tai gausit 10% nuolaidą. Tai va, tokie dalykai. Ačiū labai, kad žiūrėjot, buvo labai smagu. Ir susitiksim lapkričio 25, bet pabaigai, ką norėčiau sakyti, kad labai siūlau pakviesti savo draugus ir žmonės, kuriuos žinot, kuriem yra aktualu tokio tipo turinys, prisijungti prie grupės. Ir antras dalykas, ką labai siūlau, tai yra reaguoti į tai, ką mes darom, nes mes norim būti kiek įmanoma labiau relevant, labai norim duoti tai, kas yra jums reikalinga, tai labai laukiam reakcijų ir kažkokio tai grįžtamojo ryšio, kas įdomu, kas reikalinga, ką reikėtų galbūt labiau fokusuotis. Ir tai klauskit, komentuokit šitos dalykus ir nebijokit patys ar neužduot kažkokius tai klausimus ar pakomentuoti tam tikras nuomonės. Mes norim čia diskusijos, mes norim čia mokytis vieni iš kitų. Tai labai laukiam ir tam tikro aktyvumo. Tai va, ačiū ir susitiksim